Visai, žinok, širdis per tavo laikys ir laikys. O kas tau žiotis? Tu tik tai daugiau Žiotis! Žuvie žiotis! Žiotis! Mieste tokie kalėdų senis, pinigus už kad taip ir yra, nu ką, jau senis. Čia Vytas darbe. Ir labai jam juokas, kad jau čia mane pagavo. O tu galėjai? Svaigu per nuodėmę keliaut vilčių takais, beprotiška gyventi ir nežengti jais. Vienuolio meilė paprasta kaip ir žmogaus, įžūliai veržėsi čigonė iš dangaus. Leisk, žiauri viltie, bet dugnės skausmų išrinkai, pasmerktas aš kančioj gyventi amžinai. Tiek aparėlė, Idėja. bet va viso 100% tai nežinau ką. Žmona neduoda, žmona velnių rašo. Tada tai aš jį pavėžiau kaip reikia. Ir iš išorės. Laima iš Viduko gavo paramą, batus su kojinėm. Kaip kiekvienas metus. Nenusirengia. Vaidinkit. Čia yra panelės iš Vudstoko laikų. Ir žiūrėkit, jos puikiai įsilaikę. Kaip Raganė sakytų, iš Bitlų laikų. Puikiai. Fantastika. Fantastika. Viena ponia buvo su kojinėm. Nuseo. Savo laikais. Jom liepė. Galit paleist Jeffersoną ir Pliny. Jūratė ir hipiai gali. Nepažeidė. O kodėl gi ne? Šančių magnatai atvyko. Kuri Viduk vidurinė? 8? Ką? Tavo vidurinė, kuri buvo? 7. 7. Viskas. Mano 7. Kaunas 7 vidurinė. Gal palydit senus metus? O, gera idėja. Prie Gluko lydėti senus metus visada yra gerai. Ir tai būtų sunku paneigti. Ką aš ir sakau. Ne, radau meistrą, nes, žinok, aš nusipirkau šautuvą, gerą šautuvą, čia buvo prieš kokius 3-4 metus. Ir žinok, kaip tik primetu prie pėties, tai aš matau visą plankę ir aš turiu padabrės, supranti? Tais laikais 69 metais. Mes ir 69 stojom į KPI. Baigėm 69. O, jūs anksčiau. Ir jis grįžta. Ar baigiai, ar stojai 69? Ne, stojau. Mes irgi stojom. Ir mes grįžtam iš stojamųjų egzaminų, ten triumfuojam viską. Tai vostas į tave. Bet to nepadariau. Dabar gailiuosi. Nieko. Bet padarysiu. Jo, tai aš tave ir kalbinu, sakau, apie tavo kelionės, apie tavo veiklą. Glukoiduose tikrai būtų faina išvyst kokį straipsniuką, žinai. Nes mes tai puikiai žinom, gerbiam ir mylim. Tai va už tai verta. Ačiū, kad vertinat. Įvyko reikšmingas įvykis. Kai atvažiavo Šančių magnatai, nugriuvo šitas įrengimas. Rima fiksuoja faktus. Jinai sakė, važiuodama į Gluką, sakė, pergyveno, kad nenugriūtų tas grybas. Bet nugriuvo šitą pavėsinę. O gal žuvo? Didukai! Gal kas arbatos neškilo? Galų galę. Nugriovė tą namą. Jau fainos, tai fainos. Ir senelį šaltį atsivedę jos, o tai, kad jos gražiai sutinka. Čia mūsų šeimininkės. Matot, kokį staliuką padarė? Čia su grybais, mano gamyba. Negaliu, reikia nuimti. Prašau, nebrokykit. Tai gal konkuruosi su kapitono grybais? Jo, tiksliai, Julijas konkurencija su kapitono grybai. Bet kapitoną nenurungsi niekaip.